Labas vakaras, eteryje sekmadienio panorama apie įvykius Lietuvoje ir pasaulyje. Trumpai ką rodysime. Indonezijoje sudužo lėktuvas su 54 žmonėmis. Kaista padėtis Donbase, padažnėjo smogikų artilerijos apšaudymų, naudojami raketų renginiai Grad, Vokietija pusės ragina dėrėtis ir perspėja apie galimą sprogimą. Javapjūtei persiritus į antrąją pusę, matyti, kad prognozuoto rekordinio derliaus nebus, nors jis ir didesnis nei pernai. Indonezijos valdžia skelbia, kad tolimiausioje rytinėje saloje vietos gyventojai rado į kalną įsirėžusį lėktuvą, kuriuo skrido 54 keleiviai. Apie išgyvenusius nepranešama. Gali būti, kad prie katastrofos prisidėjo prastas oras. Indonezija vis labiau priklausoma nuo oro transporto, bet aviacijos standartai lieka žemi, nepaisant prezidento pažadų pertvarkyti oro bendroves. Šis lėktuvas Indonezijoje popiet pakilo į neilgą skrydį ir po pusvalandžio pilotai paprašė leidimo leistis, bet orlaivis kelionės tikslo nepasiekė, o lakūnai pagalbos signalo nepasiuntė. Paieškas teko atidėti iki ryto ir nusiųstą antrą lėktuvą atšaukti dėl tiršto rūko ir sutemų. Iš ryčiausios Papua provincijos sostinės Džajapuros 27 metų orlaivis skrido tiesiai į pietus, maršrutu, kurį nuolat trikdydavo staiga besikeičiantys orai. Vėliau pareigūnai pranešė, kad vietos gyventojai avariją matė ir lėktuvas rastas. Į Čiurius kalnus vyksta 150 gelbėtojų. Kai kurių ankstesnių nuolaužų neįžengiamose džiunglėse rasti apskritai nepavykdavo. Vietos žmonių suteikta informacija sako, kad lėktuvas trenkėsi į Tangoko kalną. Detalės kol kas tyriamos. Nedidelės oro linijos Trigana jau buvo patyrusios 14 rimtų avarijų ir praradusios 10 orlaivių prieš 8 metus įrašytos į juoduosius ES sąrašus, kaip ir daugelis kitų Indonezijoje. Bet nuo jų vis labiau priklausoma šalis įsidėsčiusi 17 000 salų. 250 milijardo gyventojų valstybės ekonomika klesti ir skrydžių paklausa tik auga, juolab Papua provincijoje, kur kitaip keliauti beveik neįmanoma, bet ir oro labai pavojinga. Vis dėlto Indonezijai nuolat trūksta kvalifikuotų pilotų, mechanikų ir dispečerių. Per dvi ankstesnes pastarųjų metų katastrofas žuvo daugiau kaip 300 žmonių. Prezidentas buvo pažadėjęs imtis aviacijos sektoriaus reformų. Vokietija pareiškė, kad padėtis Donbase priartėjo prie sprogimo ir paragino abi pusės nedelsiant dėrėtis. Separatistai pranešė paskelbę visišką kovinę parengtį, neva laukdami 90 000 Ukrainos karių puolimo. Ukrainos pajėgos, pasak Britų spaudos, pačios rengėsi atremti didelę ataką. Europos stebėtojai sako, kad separatistai pripažino atsigabenę dar daugiau raketinių renginių Grad, kuriuos draudžia Minsko susitarimas. Šio miestelio Donecko srityje civiliai į minosvaidžių atakas patenka jau kelintą kartą. Ir dar 6 Ukrainos kontroliuojami miestai apšaudyti iš sunkiosios ginkluotės, kurios separatistų pajėgos negali turėti pagal Minsko susitarimą, pasirašytą jau daugiau kaip prieš pusmetį. Neturime vandens, tik elektrą, neturime dujų, įtampa labai silpna. Įjungėme viryklę, sriuba virė 3-4 valandas. Ukrainos pajėgos teigia, kad dar praėjusią savaitę smogikai puldinėjo daugiausiai naktimis, dabar nebesislapsto. Jau kelias savaitės besiplečiantys artilerijos apšaudymai staigiai padažnėjo trečiadienį, vėl ėmus naudoti raketų įrenginius Grad. Iš aikštelės, kurioje smogikai juos turėjo saugoti, pasak Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos stebėtojų, 11 šių galingų reaktyvinių sistemų perkelta į Donecko centrą ir stebėtojams aikštelės apžiūrėti neleista. Separatistai daro, ką gali, kad eskaluotų padėtį Ukrainos pajėgų kontroliuojamoje teritorijoje. Separatistų cinizmų ribų nėra. Patys matote, kenčia vietos gyventojai, yra sugriovimų. Atakų padažnėjo kaip tik tą dieną, kai Rusijos prezidentas priėmė aukščiausius pareigūnus atsakingus už saugumą. Kas buvo sprendžiama operatyvinėme saugumo tarybos posėdyje neaišku, bet Maskva vėl apkaltino Kijevą dėl neatsakingų veiksmų. Kitoje Maskvos pusėje vienas iš separatistų lyderių tuo metu kaltino Ukrainą, kad ši neįvykdė nė vieno Minsko susitarimo punkto. Ir jei nevykdys toliau, vienintelė išeitis bus karas. Ne Donbase, bet didelis. Jei Kijevas nuspręstų konfliktą sureguliuoti jėga, tuomet mūsų armija jau nebėra nekoordinuojamos draugovės. Tai tikra armija pasirengusi ginti respublikų interesus. Jis galbūt atskleidė tai, kaip paliaubos leido Rusijai pakeisti konfliktą. Britanijos dienraštis Independent on Sunday šiandien cituoja garso analitiką iš Niujorko, kad per šį laiką separatistų pajėgoms ėmė vadovauti Rusijos karininkai iš saugumo ir kariuomenės. Maištas, kurį Maskva ginklavo ir ėmė, virsta Rusijos vadovaujamų sukilimu. Kijevas užvakar vėl pranešė, kad gali skelbti karinę padėtį ir visuotinę mobilizaciją.
Dienraštis skelbia matęs slaptą Ukrainos ataskaitą, kur sakoma, kad šiuo metu šalyje yra 9 000 Rusijos karių su 100 įrenginių grad. Separatistų pajėgų dydį Kijevas matuoja daugiau kaip 33 000, jie turi 200 gradų, netgi Donecko futbolo stadione, ir 400 tankų. Tai daugiau negu visa Vokietijos kariuomenė. Už sienos prie Rostovo vėl sutelkta per 40 000, tarp jų puolamieji junginiai ir komunikacijos bei vadovavimo sistemos. Europos stebėtojai sako, kad apšaudant iš artilerijos taikomasi daugiausiai civilių rajonus, kaip antai šį separatistų kontroliuojamą miestą. Šie kaltina Ukrainos pajėgas dėl provokacijų. Jie mus žudo kaip šunis. Nuo 25-osios atakuoja dieną ir naktį. Bet internete daugėja įrodymų, kad gyvenamosius kvartalus apšaudo pačių separatistų ir Rusijos pajėgos arba prisidengia civiliais kaip gyvuoju skydu. Vakarai kol kas stebi nesikišdami. Jungtinių valstijų diplomatijos vadovas pareiškė gilų susirūpinimą, o Vokietija laikytis paliaubų ir neskaluoti padėties paprašė abiejų pusių. Per šią vasarą vakarai nekartą spaudė Kijevą daryti didesnių nuolaidų separatistams, kad būtų galima Minsko susitarimą įvykdyti iki metų pabaigos, o tada ir atšaukti sankcijas. Sirijos karo lėktuvams atakavus civilių gyvenamus rajonus mieste prie Damasko pranešama apie 82 žuvusiuosius ir 250 sužeistųjų. Pasak karo nusikaltimus fiksuojančių Londono aktyvistų, režimo aviacija paleido 10 raketų į Dumos turgų, o paskui, kai atvyko gelbėtojai, vėl atakavo. Sirijos kariuomenė sako, kad smūgiai buvo skirti vienai iš geriausiai ginkluotų opozicijos grupuočių, kuri vakar užpuolė vyriausybės pajėgas. Opozicijos kontroliuojama Duma apsiausta jau 2 metus. Ligoninės persipildė, mečetės kviečia duoti kraujo. Aktyvistai sako, kad jau nustatė 60 žuvusiųjų tapatybę. Per 4 pilietinio karo metus Sirijoje jau žuvo apie 4 milijono žmonių, 4 milijonai pabėgo į užsienį. Bet vakarai dabar labiau rūpinasi, kaip įveikti grupuotę Islamo valstybė, o ne nuversti Bašaro Asado režimą. Preliminariais Lietuvos žemės ūkio ministerijos duomenimis jau nuimta daugiau nei trečdalis javų. Derlius šiemet kiek didesnis nei pernai, bet ne toks rekordinis, koks buvo prognozuotas. Agrarinės ekonomikos institutas teigia, jog šiemet javų derlius Lietuvoje bus 6% didesnis nei pernai ir sieks maždaug 5 400 000 tonų. Javapjūtė persiritus į antrą pusę, nederlingų Varėnos rajono laukų šeimininkai džiaugiasi, pasak jų, dzūkiškų derliumi. Rugių prikulta daugiau nei po 3 tonas iš hektaro, panašus žieminių kviečių derlius, neblogai byra ir avižos. Bendrovė augina daugiau nei 1200 hektarų įvairių javų. Jos vadovas sako, kad tikėjusi didesnio derliaus. Šaltoki orai ir sausra jį pamažino, bet derlingumas vis tiek didesnis nei pernai. Technika naujėja ir laukai gerėja. Ar buvo gedimų šiemet? Na, buvo truputis, bet ne. Dabar guliamos avižos. Pasak bendrovės vadovo, kadangi sudaryta sutartis jas parduoti vienai perdirbimo įmoniai, grūdai tos įmonės transportų išvežami į Vievio elevatorių, o bendrovės mašinos reikalingos čia. Sutartį numatyta, kad mes Vievį parduodami prisirišam prie vidutinės rinkos kainos. Tai dar kol kas mes jos nežinom fiksuotos, sutarsim paskui, kai nuvešim. Rugiai maždaug praeitų metų lygyje ir apie 105 eurus svyruoja, bet aišku, norėtųsi visą laiką didesnę kainą gauti, todėl dalį sandėliuojamės, tikimės, kad vis dėlto pradžioj perdirbėjai ir supirkėjai taip nesipuola į didesnę pusę, visą laiką pamažina. Pasak grūdų perdirbėjų, prie įmonių jau driekėsi eilės, tačiau kol kas elevatoriai nėra perpildyti, o supirkimo kainos esančios šiek tiek didesnės nei pernai javapjūtės pradžioje. Kiek galėjo ūkininkai turbūt supylė į savo saugyklas, o didelę dalį, aišku, veža į elevatorius ir kadangi grūdai yra sausi, tai nėra tokio užsikimšimo juos, aišku, priimant. Kainos yra panašios, šiek tiek yra didesnė šiais metais, priklausomai nuo jo kokybės. 155–165 eurai maždaug tokia kaina yra aukščiausios kokybės kviečių. Už pirmą klasę mokame iki 160 eurų, prastesnės kokybės antros, trečios klasės iki 150.
Šių metų derlius dar nėra eksportuojamas. Pernai į kitas šalis išvežta daugiau nei 2 milijonai tonų grūdų. Tai maždaug pusė prikulto derliaus. Greitojo konteinerinio traukinio Vikingas krovinių vežimo rodikliai auga ne taip sparčiai, kaip norėtųsi Lietuvos ir Ukrainos traukinio operatoriams. Ieškoma užsakovų, kurie pageidautų krovinius iš Europos šiaurės į artimuosius rytus vežti Vikingų per Odestos uostą ir atgal. Didžiausia konkurencija sudaro sausumos keliais riedantys kroviniai, nors jų sąnaudos dažnai didesnės. Pasak geležinkelininkų, jie gali pasiūlyti patrauklesnius tarifus ir trumpesnį krovinių gabenimo laiką. Užsakovams svarbiausia, kad konteinerinis krovinys saugiai ir laiku pasiektų tikslą ir kad vežėjas būtų patikimas, sako greitojo traukinio Vikingas operatoriaus Ukrainoje bendrovės Plaski vadovas. Transporto koridorius tarp Skandinavijos šalių ir artimųjų rytų padidintų krovinių srautus greitojo konteineriniu traukiniu. Dabar Vikingo projekte dalyvauja 7 valstybės. Yra kliūtis, nes užsienio kompanijos bijo dėl savo krovinių. Dėl nestabilios padėties Ukrainoje Vikingas sumažino apimtis, nes baimė dėl krovinio saugumo yra. Į Odesą bandome pritraukti kuo daugiau krovinių iš Turkijos. Jie uostą pasiektų jūrą, keltais, laivais, o mes juos pakrautume Vikingų į Europą. Vikingo potencialas yra daug didesnis negu naudojamas dabar. Krovinių srautai sumažėję buvo ir dėl to, kad čia Odesoje nuolat buvo problemų su muitinė ir užsienio užsakovus tai gąsdino. Pripažįstama, kad Vikingo krovinių vežimo lankstumu lenkia automobilių transportas. Geležinkeliui sunku konkuruoti ir su jūrų transportu. Nors anot geležinkelininkų jų pusėje pigesni krovinių gabenimo tarifai ir trumpesnis pristatymo laikas. Sujungti Šiaurės Europą su Turkija ir su Kaukazu šiuo metu pagrindinis ir Lietuvos geležinkelių tikslas. Lietuvos geležinkeliai jau buvo paleidę kelis bandomosius konteinerius į artimuosius rytus. Ne kartą derėtasi ir su skandinavais. Bandysim dar kartą įtikinėti Vikingo pranašumus, privalumus, nes turim konkrečią informaciją, kad tiek iš Švedijos, tiek iš Suomijos į Turkiją yra nemažai vežama krovinio, pagrindė popierius ir esam pateikę konkurencingas kainas, tačiau šiai dienai esant ekonominiai situacijai, automobilių transporto vežėjai kainas yra sumažinę iki 50%. Daug vilčių dedama į automobilių ir pramoninių technologijų plataus vartojimo prekių pasaulinė bendrovė Bosch, kuri tikimasi po 10 bandomųjų konteinerių pervežimo iš Turkijos į Europą per Odesą taps nuolatiniu Vikingo klientu. Kauno savivaldybė planuoja taip sutvarkyti Kauno parkus, kad čia turėtų ką veikti ir jaunimas, ir senjorai. Valdininkai sako, kad dabar parkuose galioja keisti draudimai, trūksta tvarkos, spalvų ir augalų įvairovės. Tai draugystės parkas viename iš daugiabučių Kauno rajonų. Kaitrią popietę senjorai susirenka žaisti šaškėmis ir šachmatais. Jų būrelyje apie 10. Jau reikėtų ir platesnio stalo, juokauja žaidėjai. Šnekiausias iš jų, sako, su draugais parke susitinkantis dažnai. Pasportuoja ir ant treniruoklių, ir prie šachmatų lentos. Turime tokį pageidavimą, kad reikėtų, kad būtų staugynis, kad ar lietus, ar kad ir saulė, kad būtų truputį prie staliuko tokia pavėsinė, kaip būtų jo nuo saulės. Ko dar reikėtų parke, kaip manot? Reikėtų, kad retkarčiais susuktų ir policijos pareigūnai. Kaune yra 15 parkų, daugelis jų įkurti sovietmečių statant naujus rajonus. Kauno savivaldybės aplinkosaugininkė sako, parkuose ypač šiltais vakarais kauniečių apstu, todėl pradedami rengti projektai, kaip juos reikėtų tvarkyti. Planuojama retinti senus, per tankiai susodintus medžius, valyti tvenkinius ir parkuose sodinti spalvingus augalus, nes dabar esą jų trūksta. Vien žalia spalva nuobodu. Taip pat norim tokių pasodinti medžių grupių, kurios galima būtų formuoti įvairius, sakykime, tujas, kur galima išgauti įvairias karpant formuoti formas, rutulio, kūgio. Yra ir eglaičių, kurios yra neaukštos, jos taip pat konikas, sakykime, rūšis, kuri auga iki 2 metrų ir jai nereikia labai didelės, sakykime, priežiūros, tik tai saulėtos vietos. Ir vaizdas iš karto tampa kitoks. Kauno vicemeras stebisi draudimais parkuose. Pavyzdžiui, negalima vedžioti šuns ar vaikščioti per žolę. Sako, draudimus reikia naikinti, parkuose kurti atskiras zonas mažiesiems, jaunimui, senjorams.
Reikia numatyti galų gale ir privačias erdves, ne viską reikia pačiai savivaldybei vilkti ant savo pečių, o tikrai galima pasitelkti viešą privačią partnerystę ir jeigu atsirastų kažkokia kavinukė, kur irgi susitvarkytų infrastruktūrą aplinkui, manau, miestiečiam nuo to irgi būtų tik geriau. Ir kaip ir minėjau, taip pat kas liečia gyvūnų išvedžiojimą, kas liečia šeimas su mažais vaikais, visą tai turi tilpti tokiuose teritorijose. Pasak vicemero, sutvarkyti visus parkus vienu mostu nepavyks. Dar svarstoma, ar kasmet bus atnaujinamas visas parkas ar atskiros jo dalis. Pirmiausia, bus tvarkomi tankiausiai apgyvendintuose rajonuose esantis parkai. Didžiausius planuojama aptvarkyti per maždaug 4 metus. Verčiūnuose Panevėžio rajone įsikūrusi ateitininkų stovykla negali pretenduoti į finansinę paramą, nes iki šiol neįspręstas žemės nuosavybės klausimas. Nameliai ateitininkų, o žemė valstybės. Maža to, kai kurie stovyklos nameliai privatizuoti. Jau parengtas detalusis teritorijos planas, tačiau visos teritorijos ateitininkams nežadama atiduoti. O Dieve mano, ko jie padarė. Smetonos laikai šioje vietoje buvo kurortas, išlikęs netgi kurhauzas. Sovietmečių vilos nacionalizuotos, 92-aisiais Panevėžio savivaldybė namelius perdavė ateitininkų federacijai, tačiau žemė po jais vis dar priklauso valstybei. Parengtame detaliajame teritorijos plane jau suformuoti sklypai po nameliais, tačiau tai ateitininkų netenkina. Tik tai sklypai 3 metrai aplink pastatus, netgi dingsta aikštynai, dingsta kai kurie alėjos, kurios nuo seno čia yra alėjos, takeliai ir kita infrastruktūra dingsta. Ir nėra netgi užkertama galimybė plėsti tą stovyklą, nes jų reikia daugiau erdvių kažkokių, kaip amfiteatrinės, kaip naujos sporto aikštynai, futbolo aikštės neturim. Tai ko reikia vaikams. Panevėžio meras nelinkė šios teritorijos perleisti visuomeniniai organizacijai. Esą geriau ją padaryti rekreacinė zona ir kartu su ateitininkais ieškoti galimybių, kaip stovyklą renovuoti. Detalus planas neuždraudžia vystyti tos teritorijos. Jie gali būti ir miestas gali panaudos, tvarka suteikti juos ir tai leis iš Europinių fondų programas pretenduoti. Ir tuo pačiu bus kaip ir bendra nuosavybė, suprantat. Nes ko nesinorėtų, tai kaip anksčiau būdavo pionierių stovyklos, kad tai uždara teritorija, kur įeiti miesto žmonės negali. Vis dėlto į stovyklą įžengę gyventojai sugebėjo ne tik namus privatizuoti, bet ir pakeisti žemės paskirtį. Privačiame sklype netgi liko stovėti stovyklos namas. Jokios žemės jie čia neturi. Mes geranoriškai 15 metų iš jų neprašėm nei vieno lyto už tai, kad stovi tas namas. Buvęs stovyklos vadovas sako, kad patys ateitininkai leisdami kone prieš 20 metų namus privatizuoti suteršė organizacijos vardą. Ateitininkų federacijos vadovybė leido, kad 4 iš esamų namelių būtų parduoti to meto stovyklos direktoriui ir ūkvedžiui. Ir tas sukėlė labai didžiulį nepasitikėjimą visuomenės tarpe, miesto administracijos tarpe ir ateitininkai tuo pačiu pažeidė sutartį sudarytą su Panevėžio miestu ir ateitininkai pažeidė pagrindinį savo principą šalia katalikiškumo ir tautiškumo, tai visuomeniškumas. Stovyklos detalų į planą rudenį tvirtins miesto taryba, jei bus pasiektas susitarimas, ateitininkai dar gali pretenduoti į europinę paramą. Priešingų atveju nameliai ir toliau liks pūti. Eidamas 75-uosius mirė solistas Danielius Sadauskas. 30 metų Danielius Sadauskas buvo Nacionalinės filharmonijos solistas, dėstė muzikos ir teatro akademijoje, atlikdavo baroko ir lietuvių kompozitorių kūrinius, atgaivino senąją lietuvių giedamąją poeziją. Danieliui Sadauskui suteiktas nusipelniusio Lietuvos artisto garbės vardas. Štai tiek šį vakar panoramoje, toliau sporto įvykiai ir kitos savaitės orų prognozė. Gero vakaro.
Europos bokso čempiono Lietuvai teko laukti ilgiau nei 20 metus. Todėl Vilniaus oro uoste sugrįžtančio su aukso medaliu Eimanto Stanionio bei bronzą laimėjusio Evaldo Petrausko laukė didelė gerbėjų minia. Rytoj vos 21-ąjį gimtadienį švęsiantis Eimantas Stanionis Bulgarijoje vykusiose Europos pirmenybėse svorio kategorijoje iki 69 kg iškovojo pirmą trofėjų savo karjeroje. Boksininkas sako planavęs laimėti medalį, o į finalą, kuriame kovojo su gerai pažįstamu baltarusiu Pavelu Kastraminu, ėjo kaip į mūšį, nesinorėjo čempionato baigti pralaimėjimu. Džiaugiuosi, jausmas neapsakomas, dar iš tikrųjų negaliu patikėti, kad esu Europos čempionas, nes dar esu jaunas ir aš nežinau, ar taip nusipelniau šitą titulą, bet aš stengiuosi, aš gyvenu šitą sportą, iš tikrųjų. Aš kai mažas buvau, pradėjau sportuoti Šociko salėje ir man Šocikas būdavo kaip ir autoritetas, pas mus salėje yra iškabintos jo nuotraukos, jisai buvo Europos čempionas ne vieną kartą, tai vis žiūrėdavau, lygiuodavau, tikėdavau, kad mano nuotraukos gal kažkada bus, dabar gal tikiuosi bus ir mano nuotraukos salėje kabės. Eimantui Stanioniui sezonas buvo sunkus, teko atlaikyti 6 kovas Tarptautinės bokso asociacijos profesionalų lygoje, kurioje reikia boksuotis ne 3, o 8 raundus. Ir nors nepavyko šiemet čia iškovoti kelialapio į Rio de Janeiro olimpinės žaidynės, jaunąjį boksininką šį lygą užgrūdino. Man davė patirties, nes jis visi boksuojasi maždaug 28 metų, jie vis tiek jau yra subrendę, jau absoliučiai ir fiziškai tiek ten, ir charakteris yra, pas man irgi yra charakteris, bet kovoju tokioje lygoje, aišku, labai sunku tenais boksuotis, ten buvo kovos lygios labai ir man ten nepasisekė kelis kartus pasisekė, bet patirties gavau tenais tikrai labai daug ir man atrodo, jinai man padėjo dabar. Profesionalų lygoje taip pat kovojančiam Evaldui Petrauskui Europos čempionatas Bulgarijoje irgi buvo labai sėkmingas. Londono olimpinių žaidynių prizininkas pirmą kartą iš Europos čempionato grįžo su medaliu bronzos. Kai man pakilos atsistojau, tai tikrai buvo euforija. Pirmas medalis saugusių čempionate, prieitas iki 5, likau per plauką, dabar jau iškovojau, tai tikrai nerealus jausmas. Abiem Lietuvos boksininkams Europos pirmenybėse atiteko ir kelialapiai į spalį Dohoje vyksiantį pasaulio čempionatą. Čia bus kovojama ir dėl teisės dalyvauti Rio de Janeiro olimpinėse žaidynėse. Po 14 minučių Kaune vykstančiame jaunučių Europos krepšinio čempionate kovą dėl aukso medalių pradės Lietuvos bei Bosnijos ir Hercegovinos rinktinės. Pusfinaliai šeimininkai 73-71 nugalėjo bendramžius iš Turkijos, varžovai 86-78 Ispanijos rinktinė. Lietuviai su turkais žaidė ir šio čempionato grupinių varžybų antrajame etape. Tada jie pralaimėjo 3 taškų skirtumų. Kova dėl kelialapio į finalą buvo dar atkaklesnė. Svečiai nekartą pirmavo 2-ženklę persvarą, o jei sumažėjus, savo pranašumą jie vėl gana lengvai susigrąžindavo. Įdomesnį krepšinį žaidusiems Lietuvos 16-mečiams išplėšti pergalę pavyko tik pačioje rungtynių pabaigoje. Europos jaunučių krepšinio čempionato finale Lietuvos rinktinė žais 4 kartą. Prieš 7 metus ji tapo čempione, vėliau 2 kartus vicečempione. Rytoj Kaune žais ir Europos čempionatui besiruošiančios Lietuvos bei Turkijos vyrų krepšinio rinktinės. Prasidės tradicinis 4 komandų tarptautinis turnyras. Prieš jį Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Jonas Kazlauskas atsisveikino su 2 žaidėjais. Į Europos čempionatą nevyks Marius Runkauskas ir Rokas Giedraitis. Dabar liko 15 kandidatų į nacionalinę rinktinę. Po turnyro jų sąrašas turėtų dar sutrumpėti. Iki šiol Lietuvos rinktinė sužaidė 4 kontrolinės rungtynes ir visas laimėjo. Kaune jos varžovai, be turkų, bus Makedonijos ir Kroatijos krepšininkai. Ieva Dumbauskaitė ir Monika Povilaitytė dar kartą įrodė, kad yra pajėgiausias šalies paplūdimio tinklinio duetas. Vilniuje 2 dienas vykusiame paskutiniajame Lietuvos čempionato etape jos iškopė į finalą ir jame 2-0 įveikė Ievą Kozuraitytę ir Viltę Makauskaitę. Merginoms tai puikiai treniruotė prieš po 2 savaičių prasidėsiantį Europos jaunimo iki 22 metų čempionatą. Vyrų varžybų finale favoritais laikyti praėjusių metų čempionai Arnas Rumševičius ir Lukas Každailis 1-2 pralaimėjo Artūrui Vasiljevui ir Robertui Juchnevičiui. Finaluose žaidusias po 2 moterų ir vyrų komandas sudarys Lietuvos rinktinę, kuri rugsėjo 5-6 dienomis Vilniuje kovos Europos kontinentinės taurės 4 etape. SMS Kredit LT A lygos futbolo čempionate 3-ąją pergalę iškovojo Šiaulių futbolininkai. Sezono outsideriai 23-ojo turo rungtynėse išvykoje 3-2 nugalėjo dabartinę vicečempionę Pakruojo Kruoją. Sužaidus 15 minučių 2-0 pirmavo šeimininkai. 8-ąją vietą užimantį Kruoją liko su 19 taškų, Šiauliai surinko 14.
Trečiąją vietą užimantis Klaipėdos Atlantas 2-1 nugalėjo 5-ojoje esantį Kauno Spyrį. Visą savaitę Lietuvoje bus juntamas anticiklono poveikis, nelis, numatomi nelabai šilti orai. Tik savaitės pabaigoje į šalį plūstelės kiek šiltesnis oras. Po sauso gaivesnio pirmadienio per kitas 2 paras orai mažai keisis, lietaus nenumatoma. Įsiveržus vėsesnį oro masiai, naktimis atvės iki 8-13 laipsnių, o dienomis temperatūra kils nenoriai. Svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Pūs vidutinio stiprumo rytinių krypčių vėjas. Ketvirtadienį išsilaikys sausi orai, vėjas nurims, prognozuojama vėsi naktis 6-11, Kuršių Nerijoje 12-13 laipsnių. Diena vėl bus 18-23 šilumos. Savaitės pabaigoje lietaus tikimybė išliks minimali, bet pietvakariniu anticiklono pakraščiu Lietuvą atslinks daugiau debesų, kartu su jais atkeliaus ir kiek šiltesnis oras. Naktimis bus 9-14, dienomis temperatūra kils iki 20-25 laipsnių. Šiąnakt bus mažai debesuota, nelis, oro temperatūra 8-13, Kuršių Nerijoje apie 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, lietaus nenumatoma, oras šils iki 19-24 laipsnių.